Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 107 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie IEnumerable ir IEnumerator tipus. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Jūs gerai žinote, kad kiekviena kolekcija C# implementuoja tokį interfeisą kaip IEnumerable. Ir tas interfeisas reikalingas, jeigu mes norim dirbti su for each ciklu. Mes galim sukurti tokį metodą, čia perduosim collectioną ir be jokių problemų taip galėsim per tą collectioną praeiti. Mes galim sukurti masyvą, listą, hashsetą ir kiekvieną iš tų tipų mes galim ten perduoti. Nes čia pas mus yra implementacija to interfeiso ir dar tas interfeisas palaiko kovarietiškumą. Tai mūsų tipas čia yra aprašytas su out parametru. Ir paleidus tą kodą mes matom, kad viskas gerai veikia. Ir mes taip pat be jokių problemų patys galim realizuoti savo tipą, kuris implementuos tą interfeisą. Bet prieš tai pažiūrėsime, kaip tai veikia. Ir jūs galite pastebėti, kad mes perdam kažkokį IEnumerable tipą, o čia pas mus atsiranda jau IEnumerator tipas. Ir mes iš mūsų kolekcijos galim tą enumerator tipą ištraukti. Ko jie skiriasi? Enumerable tai elementų seka, per kurią mes galim praeiti, o enumeratorius tai būtent tas objektas, kuris ir eina per visus tos elementus ir paeiliui atiduoda mums tos elementus. Ir kaip jūs galite pastebėti, viduj enumeratoriaus pas mus yra toks metodas kaip moveNext. Mes darome žingsnį ir žiūrim, jeigu mums atgal atėjo true, reiškia dar elementai pas mus yra. Ir mes galim tos elementus išvesti. O paimti elementą, į kurį mes dabar žiūrim, galima naudojant savybę current. Tai kaip matote, mes paimam tą current elementą ir su to current elementu mes po to ir dirbame. Ir pats for each ciklas pas mus yra išpakuojamas į try finally blokus. Mes žiūrim, jeigu pabaigoje pas mus enumeratorius nenalas, tai mes galim atlikti operaciją dispose. Bet tai atrodys ne visada ir apie dispose metodus, apie disposable mes kalbėsime truputį vėliau. Jeigu pas mus bus ne generic enumerable, o paprastas, kuris saugo viską kaip object tipą, tai viskas irgi veiks, tik mums reikia pridėti namespace system collections, nes generic enumerable pas mus ateina iš system collections generic, paprastas enumerable pas mus ateina iš system collections. Ir kaip jūs čia galite pastebėti, ne kiekvienas enumerable pas mus bus ir iDisposable. Tai dėl to mes ir žiūrim, ar tas enumeratorius tikrai pas mus yra disposable, ar tikrai mes galim atlaisvinti ten resursus, ir jeigu mes tai galim padaryti, tai mes tai ir darome. Jeigu mes to padaryti negalim, tai tas ifas pas mus ir nesuveiks, nes tas tipas ne iDisposable. Bet šiaip pagrindinis funkcionalas IEnumerable generic ir IEnumerable non-generic yra identiškas, vienintelis skirtumas tai IEnumerable generic pas mus saugo tipą, kurį mes nurodėm, o paprastas IEnumerable saugo viską kaip object tipą. Tai dabar mes pabandysime sukurti savo enumerable tipą. Mes sukursime range'ą, kuris pas mus yra Python kalboje, tam, kad galima būtų praeiti pro elementus. Taip tai gali atrodyti ir toks range'as pas mus sugeneruos skaičius nuo 0 iki 9 imtinai. Taip tai veikia Python'e, C# bus truputį kitokia sintaksė, bet aš noriu padaryti taip, kad tą range'ą galima būtų kurti. Mes nurodysim, kad pas mus bus klasė range ir čia aprašysim reikalingus elementus. Na ir pas mus bus 3 savybės. Tai pradžia, pabaiga ir žingsnis, kaip mes eisime. Toliau mes galim realizuoti konstruktorius. Tai vienas konstruktorius pas mus priskirs 3 elementus, pradžios tašką ir pabaigos tašką ir taip pat nurodome žingsnį. Bet pagal nutylėjimą mes galim padaryti taip, kad žingsnis pas mus būtų vienetas, kad jį nereikėtų nurodinėti kiekvieną kartą. Ir taip pat pas mus bus vienas konstruktorius, kur mes galėsime perduoti tik pabaigos tašką ir jis iškvies tą pagrindinį konstruktorių, kuris pas mus yra čia aprašytas. Ir mums čia reikia dar padaryti papildomus patikrinimus, kad neišeitų taip, kad mūsų range'as generuotų begalinę seką. Tai jeigu žingsnis pas mus yra 0, toks žingsnis negalimas, mes iškart galim mesti exception. Jeigu startas pas mus yra mažiau negu endas ir žingsnis yra neigiamas, tai mes eisime į neigiamą pusę ir niekada nepasieksime endo. Tai tada mums irgi reikia pasakyti, kad žingsnis turi būti teigiamas. Arba gali būti priešingas variantas, kai startas pas mus yra didesnis negu endas, mes turime sakyti, kad žingsnis turi būti neigiamas, kad mes galėtumėm tą endą pasiekti. Priešingu atveju mes sakysime, kad tai vyksta klaida ir žingsnis šiuo atveju turi būti neigiamas. Na ir iškart nurodome, kad mes implementuojam tokį tipą kaip IEnumerable. Ir nurodome, kad mes eisime per int tipą. Ir pažiūrėsime, ką viduj saugo tas enumerables. O jis saugo tik tokį metodą kaip getEnumerator. Mes galim gauti enumeratorių nuo tipo T ir pasieksim norimus elementus. Jeigu mes pereisim prie non-generic enumerable, tai galim pastebėti, kad čia prie non-generic enumerable yra toks pat metodas, bet jis atiduoda jau enumeratorių, kuris yra non-generic.
Tai mes turėsime realizuoti kaip vieną, taip ir kitą metodą ir prie šito getEnumerator metodo mes galim pasakyti, kad jis atiduoda tą patį rezultatą kaip ir generic getEnumerator metodas. Ir jūs galite pastebėti, kad čia pas mus ateina getEnumerator metodas generic, o čia pas mus ateina iš IEnumerable tipo, kuris non-generic. Ir čia mes galim iškart pasakyti, kad atiduosim rezultatą mūsų getEnumerator generic metodo. Jeigu mes tai parašysime, tai tas non-generic metodas atiduos tą generic metodo rezultatą. Ir dabar mums reikia aprašyti tą generic rezultatą. Tai aš iškart čia viduj tos klasės ir sukursiu struktūrą, kurią ir implementuos enumerator tipą. Mes nurodome, kad struktūra turės tipą enumerator ir implementuoja IEnumerator interfejsą. Pereinam prie to interfejso ir mes galim pamatyti, kad tas interfejsas implementuoja dar du interfejsus. Tai paprastas IEnumerator ir IDisposable. Kas yra IDisposable mes kol kas nekalbėsime. Dispose metodą, kuris ateina iš to interfejso, mes arba tuščią paliksime, arba parodysiu, kaip jį reikėtų užpildyti. Kalbėsime tik apie realizaciją tų metodų, kurie pas mus yra viduj generic enumerator tipo ir non-generic tipo. Tai čia pas mus yra current savybė, naudojant kurią mes ir galim gauti dabartinį elementą, kaip ir matėm prieš tai. Jeigu mes pereisim prie non-generic enumeratoriaus, mes galim pamatyti current savybę, bet čia jau vietoj apibendrinto tipo, current yra object tipo. Ir yra du metodai. Vienas metodas tai reset, naudojant kurį mes galim numesti iteraciją ir pradėti iš naujo. Antras metodas tai moveNext, naudojant kurį mes galim padaryti žingsnį į priekį, prieiti prie sekančio elemento. Ir jeigu iš to metodo pas mus atgal ateina true, reiškia elementai dar yra. Jeigu ateina false, tai reiškia, kad elementų mes jau čia neturim. Ir iteraciją mes galim pabaigti. Ir čia prie enumeratoriaus mes iš karto aprašysime konstruktorių. Ir tas enumeratorius priims range pagal nutylėjimą. Aprašysime, kad current pagal nutylėjimą turės get ir private set. Ir čia mes nurodome, kad current iš non-generic interfejso atiduos current iš generic interfejso. Ir tam, kad būtų patogiau dirbti, mes galim sukurti fieldą, kur ir saugosim current value. Ir jis pas mus bus nullable. Jei ten jokios reikšmės dar nebuvo, tai pagal nutylėjimą bus nullas. Nurodome, kad arba atiduodame value, arba jeigu value pas mus yra null, tai mes mesime exception. Sakysime, kad mes dar nepradėjome iteracijos ir mes tą range turime kažkur išsaugoti, kuris pas mus ateina. Na ir prie value pagal nutylėjimą priskiriam null. Dabar pereinam prie reset metodo ir jeigu mes norime pradėti iteraciją nuo nulio, tai mes prie value ir priskirsime null. Sakysime, kad viskas, mes numetam iteraciją ir pradėsime iš naujo. Tai iš naujo turime iškviesti moveNext tam, kad paimti pirmą elementą, jeigu jis pas mus yra. Dabar prieiname prie moveNext. Mes padarome žingsnį, tai turime čia į current išsaugoti naują elementą, mūsų atveju tai nullable value, ir tada judėsime toliau. Jeigu mūsų value yra nullas, tai mes turim paimti pirmą elementą ir jį priskirti prie mūsų value. Tai mes paimam iš range startą, jį priskiriam ir atiduodame true. Sakome, kad va, pirmas pas mus elementas yra. Bet gali įvykti tokia situacija, kad pas mus kaip startas, taip ir endas bus vienodi. Tai reiškia, mes nei vieno elemento neturim čia kurti. Tai jeigu taip išeina, mes jokio priskirimo nedarome, iš karto atiduodam false ir tai reiškia, kad iteracija pas mus turi pasibaigti. Tai reiškia, kad mes per visus elementus praėjome, net jei nei vieno elemento nebuvo, vis tiek iteracija pasibaigė. Toliau, jeigu tai ne pirmas elementas, tai mes turime daryti kitus veiksmus. Mes prie mūsų reikšmės turime pridėti žingsnį, per kurį mes einame. Ir reikia patikrinti, ar mes neišėjome už ribų. Tai jeigu mūsų žingsnis yra teigiamas ir mūsų value yra lygus arba didesnis už endą, tai mes atiduosime false. Sakysime, kad viskas jau mes negalim eiti toliau. Lygiai tą patį mes darysime, jeigu žingsnis pas mus yra neigiamas ir value yra mažiau arba lygus endui. Ir jei arba viena arba kita sąlyga pas mus true, mes galim atiduoti false. Priešingu atveju mes atiduodame true, sakome ne, ten dar yra elementai, mes galim dar vieną žingsnį padaryti ir paimti sekantį elementą, pabandyti jį sugeneruoti. Ta dalyką galima perrašyti ir paprasčiau. Galim tai parašyti taip. Mes žiūrim, ar žingsnis pas mus teigiamas. Jeigu teigiamas, reiškia value turi būti didesnis nei pabaiga, tai mes atiduodame tą dalyką ir išsaugosim jį į boolą. Jeigu žingsnis pas mus neigiamas, tai mes patikrinsim, ar jis yra mažesnis negu pabaiga ir atiduosime tą rezultatą čia. Ir sakysime, jeigu tai dar ne pabaiga, tai mes galim sukti tą ciklą, iteruotis toliau. Ir viskas. moveNext metodas pas mus yra realizuotas. Dispose metodą mes kol kas taip paliksime ir galim grįžti prie mūsų IEnumerable tipo. Tai čia mums reikia realizuoti tą getEnumerator metodą, ką mes iš čia turim atiduoti. Tai iškart parašome, kad pas mus čia bus naujas enumeratorius. Tas tipas, kuris yra sukurtas pas mus viduj mūsų enumerable tipo, mūsų range.
Mes tiesiog sukursime naują enumeratorių, ten į vidų perduosim būtent tą range'ą, kuris pas mus čia yra, ir iš to range'o enumeratorius pats ištrauks reikalingą informaciją. Ir dabar galim parašyti for each ciklą ir pažiūrėsime, ar jis veiks su mūsų range tipu. Ir kaip jūs matote, viskas veikia, mes gaunam seka nuo 0 iki 9, bet įvyko unhandled exception, not implemented exception, dėl to, kad dispose metodas vis dar pas mus meta tą exceptioną. O kaip jūs prisiminate, for each yra išpakuojamas į try finally blokus ir pas mus yra ten disposable. Tai mes ir bandome padisposinti tą tipą, atlaisvinti jį kažkaip. Tai vietoj exception metimo mes tiesiog tą metodą čia paliksim tuščią, nes jokios informacijos papildomos mums atlaisvinti čia nereikia. Čia ne failas, per kurį mes einam, kad tą failą reikėtų uždaryti. Mums nereikia sakyti, kad jis turi atlaisvinti tą objektą, jis pats galės atlaisvinti jį tada, kai norės. Ir jei mes paleisime tą kodą dar kartą, tai jokio exceptiono jau pas mus nebus. Parašysime mūsų range'ą taip ir paleidus matysime 2 ir 7. Tai viskas veikia. Tai mes einame nuo 2 ir pridedam prie 2 5, tol kol nepasieksime 10. Kai tik mūsų reikšmė bus daugiau negu 10, mes sustabdysime mūsų iteraciją. Ir jeigu mes pažiūrėsime, į ką bus išpakuotas mūsų range tipas, tai mes gausime tą patį try finally. Mes sukursime range'ą ir iš karto iš jo ištrauksime tą enumeratorių ir naudojant while ciklą, naudojant move next, praeisime pro visus elementus, kol jie pas mus bus. Ir toliau pabaigoje bus iškviestas dispose metodas, kuris turėtų atlaisvinti resursus, bet mes jokių resursų papildomų nepaėmėm, kurios reikėtų rankiniu būdu atlaisvinti, tai dėl to tas metodas ir buvo pas mus tuščias. Ir jums kaip papildoma informacija, ne visada for each ciklas pas mus bus išpakuojamas į try finally blokus su dispose metodais. Jeigu galima tų blokų išvengti, mes taip ir darysime. Tarkim, jeigu tai pas mus bus paprastas masyvas, for each ciklas bus išpakuotas į paprastą while ciklą. Čia nebus jau try finally, kaip buvo prieš tai. Bet jeigu mes paimsime tą masyvą, išsaugosim jį į enumerable tipą ir su for each ciklu praeisime per jį, tai mes jau čia galėsime pastebėti, kad visgi atsiranda try finally ir mes vis tiek praeiname čia naudojant enumerator tipą. Ir pabaigoje porą žodžių apie pavadinimą. Man nelabai patinka pavadinimas IEnumerable. Kai mes kalbam apie enumerables, tai pirmas dalykas, apie kurį mes galvojam, tai mūsų enamai. Kai mes galim sukurti kažkokį enamą ir jį aprašyti. Tai galėtų būti enumerables. O čia geriau tiktų pavadinimas iteratorius. Ir iš tikrųjų, IEnumerable tipas tai yra realizacija iterator šablono. Yra toks projektavimo šablonas, kuris leidžia mums vaikščioti per kolekcijas. Kolekcijų tipai gali būti skirtingi, ne visada tai pas mus yra kaip masyvas, kartais tai gali būti pas mus medis arba grafas, kuris neturės tokios struktūros kaip masyvas, listas, susietas sąrašas. Ir dėl to mums reikės nurodyti, o būtent pagal kokį eiliškumą mes imsim elementus iš tos kolekcijos. Arba kaip šiuo atveju, mes neturime atmintyje kolekcijos, mes tiesiog kiekvieną kartą generuojam vis sekantį ir sekantį elementą. Ir toks projektavimo šablonas čia labai gerai tinka šiuo atveju. Ir didelis kiekis kolekcijų pas mus priima IEnumerable tipą. Jeigu mes pažiūrėsime, ką priima listas kaip argumentą konstruktoriaus, tai mes galim pamatyti, kad jis gali priimti kiekį elementų, ir jis taip pat gali priimti kažkokį enumerable, tai mes galim perduoti ten kolekciją elementų. Tai čia be jokių problemų į listą aš galiu perduoti mūsų range'ą, kurį mes ką tik sukūrėm. Aš perduosiu range'ą, listas praeis pro tą range'ą ir sugeneruos tiek elementų, kiek mums reikia. Mes galim paleisti tą kodą ir matome, kad pas mus yra listas, bet jis saugo tos elementus, kurie buvo sugeneruoti naudojant mūsų range'ą. Lygiai tas pat bus ir su hashsetu. Galim paleisti tą kodą ir matome, kad su hashsetu tai irgi veikia. Dabar jūs žinote, kaip veikia IEnumerable tipas ir kaip veikia IEnumerator tipas. Taip pat jūs žinote, kaip implementuoti tos tipus. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.